Ačiū, kad susirinkot. Kaip žinot, mes nuolat dedam visas pastangas bendradarbiaudami su kariuomenė, kad būtų užtikrinta mūsų oro erdvės saugumas. Atsižvelgiant ir visą įtemptą geopolitinę situaciją, nuolatinius oro erdvės pažeidimus ir iššūkius, su kuriais susidurėme diena iš dienos, bendradarbiaujant labai produktyviai ir aktyviai su kariuomenė, inicijavom ir Seimas pakeitė aviacijos įstatymą, kas sudarė sąlygas tolimesniem žingsniam. Ir po aviacijos įstatymo pakeitimo, siekiant užtikrinti oro erdvės apsaugą, nustačiau 26 ribojamųjų zonų tinklą visoje oro erdvėje virš Lietuvos. Taip pat teritorinės vandenis mūsų apima. Šitas tinklas leis greitai, operatyviai reaguoti į oro erdvės pažeidimus. Jisai yra neaktyvus. Jį aktyvuoja mūsų įmonė oro navigacija, kariuomenės vado arba jo įgalioto asmens prašymu. Per 10 minučių orlaiviai ar kiti skraidantis objektai turi palikti atitinkamą tinklelį, čia yra suskirstyta tinkleliais, ir tuomet jau savo darbą pradeda kariuomenė. Kuomet yra saugu, tinklelis yra deaktyvuojamas ir toliau įprastas vyksta gyvenimas oro erdvėje. Trumpai tiek. Ačiū, ministrė. Tai pakviesime Lietuvos kariuomenės atstovą pasisakyti ir po šio pasisakymų jūsų klausimai atsakymai. Prašau. Sveiki, tai mane jau kaip ir pristatė. Tai norėjau akcentuoti, kad įvedus karo padėtį bei vadovaujantis karo padėties įstatymų, kariuomenės vadas arba įgaliotas asmuo turi visus reikalingus įrankius kontroliuoti skrydžius oro erdvėje pagal Lietuvos kariuomenės vado nustatytą tvarką. Tačiau taikos metu iki aviacijos įstatymo pakeitimo kariuomenės vado galimybės reaguoti į grėsmes oro erdvėje ir incidentus oro erdvėje susijusius su valstybės saugumu buvo ribotos, nes nebuvo teisinio instrumento leidžiančios savalaikiai, tai yra nedelsant, reaguoti į paminėtas grėsmes oro erdvėje, bet kurioje Lietuvos Respublikos geografinėje erdvėje. Tai ankstesnės nustatytos procedūros, kai vietoje draudžiamų zonų buvo naudojamos draudžiamos zonos, ribojamos zonos, dabar nustato naujos procedūros, tai yra įvedamas tinklelis, kuris įgalina kariuomenę jį aktyvuoti, būtent ne visą tą tinklą aktyvuojamą, o reikiamą zoną to tinklo. Ir toliau pagal galiojančius kovos veiksmų arba ginkluotės panaudojimo taisyklės kariuomenė veiktų atitinkamai prieš pažeidėją. Ir kaip jau minėta buvo, kad tas didelis skirtumas, kad pats tinklelis nebūtų aktyvus, jis būtų aktyvuojamas tik tai reaguojant į tą grėsmę ir būtų deaktyvuojamas tada, kai jo nebereikia. Tai yra pakankamai ribotas laiko tarpas ir kad nebūtų trikdoma civilinė oro erdvės naudotojų galimybės naudotis oro erdvę. Tai tiek, dėkui. Ačiū. Tai kadangi jau turim kariuomenės atstovą tribūnai, kviečiate klausimus. Kaip būdavo iki šiol ir kaip dabar bus, kas palengvės, kaip čia su tais laikais, minutėmis gal galėtume pasakyti? Sakykime, anksčiau dabar iki to laiko, arba iki tinklelio įskrenda dronas, reikia labai daug kažkokių per biurokratiją, grandinės, ar kaip dabar bus paprasčiau? Ta prasme, kad anksčiau buvo numatyta, čia reikėtų žiūrėti šiek tiek plačiau, ta prasme, ne tik tai aviacijos įstatymas, bet ir kovos veiksmų taisyklių statutas yra nustato, kada galima naudoti jėgą. Tai šiuo atveju anksčiau buvo numatyta, kad draudžiamose zonose kariuomenės vadas ir įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl ginkluotės panaudojimo.
Šiuo atveju tos ribotos zonos įsteigimas labai buvo ribojamas, ta prasme, kad jį įsteigti buvo pakankamai sudėtinga ir jinai būdavo pastoviai aktyvi. Šiuo atveju aktyvavus būtent tinklelį, to tinklelio dalies aktyvavimas yra pakankamai trumpas, iki 10 minučių. Ir tada mes jau galim veikti toje zonoje. Tai va tas statuto pakeitimas ir įgalina veikti ir ribojamas sezonas, ne tik draudžiamas sezonas. Dėl to jį reikia žiūrėti tą klausimą kaip ir kompleksiškai. Tai per kiek laiko atvažiuotumėt, per kiek laiko galėtumėt numušti kokį droną vadinamą? Čia labai skirtinga situacija ir pakankamai jautrus klausimas, tai negalėčiau atsakyti šiuo atveju. Tas 10 minučių irgi yra pakankamai daug, jeigu skrenda dronas ar pilotis koks orlaivis. Tai yra, kol bus aktyvuojama, kol bus civiliniai orlaiviai įsitrauks iš tos zonos. Tai yra pakankamai ilgas laiko tarpas, bet tai iki 10 minučių. Nėra pasakyti, kad 10 minučių, iki 10 minučių ir tai vėlgi priklausys nuo to, kaip mes greitai aptiksim, kaip mūsų sensoriai aptiks, kokią informaciją mes disponuosim. Ta prasme, jeigu gausim papildomą informaciją, kad yra tikėtinas iš kaiminių šalių, iš kažkokių kitų šaltinių, mes galim aktyvuoti jį iš anksto. Per kiek laiko turėtų civiliniai orlaiviai pasitraukti iš to, tarkim, kvadratuko? Iki 10 minučių. O pačios reakcijos ir priemonės, ar toks reaguoti, kokiomis priemonėmis turite ir kokios jos, ko dar trūksta? Tai vėlgi yra pakankamai jautri informacija ir nenorėčiau dalintis, kadangi tai atskleidžia mūsų pajėgumus ir mūsų oponentai gali sužinoti, dėl to sakyčiau, kad neatsakyčiau iš šitą klausimą šiuo atveju. O buvo daug kalbama apie tos, kad trūksta ir pačių radarų, nustatyti pačias tos orlaivius, kai skrenda. Tai šiuo atveju kas yra pasistumėta į priekį, yra, nežinau, užsakymai, ar turite jau kažką? Taip, visą laiką oro erdvės stebėjimo sistema tobulinama, sensoriai įsigijami, bet vėlgi tai yra kaip ir jautri informacija. Kaip tada būtų su tais mažesniais orlaiviais, vienviečiais, dviviečiais, ar jie galėtų spėti pasitraukti, ką žinote? Šiuo atveju tai gal daugiau susisiekimo ministerijos klausimas ir manau, kad tai bus išspręsta. Mūsų klausimas tik tai susiderinti procedūras su susisiekimo ministerija ir atitinkamom institucijom. Ir apibendrinant, jums dabar bus veikti paprasčiau, jeigu paprasčiau, tai kodėl? Dar kartą. Turėtų būti paprasčiau, kadangi mūsų pajėgumai galėtų veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai yra nebūtų apribotas tik tai tam tikros iš anksto nustatytos zonos, yra draudžiamos zonos arba ribojamos zonos. Šiuo atveju bet kuri geografinė zona, tai yra oro erdvė ir bet kuri Lietuvos oro erdvė gali būti aktyvuota ir ten mūsų galėtų veikti pajėgumai. Turiu vieną klausimą. Pagal kokius kriterijus buvo sudarytas tas tinklelis, kaip nustatytas galbūt tas tų kvadratėlių dydis, ar buvo atsižvelgta į strategiškų objektų buvimo vietą, pavyzdžiui, kokie oro uostai? Šis tinklelis buvo kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su susisiekimo ministerija ir nėra pasakyta tiksliai, kaip ir matot, nėra labai, jis tiesiog tiksliai nustatytas tinklelis, bet kiek tai atsižvelgta į strateginius objektus, sudėtinga šiuo atveju pasakyti. Vėlgi tai tik tai pirminis turbūt, jeigu matysim, kad reikia kažkokių pakeitimų, tai matyt bendradarbiaujant esant poreikiu ir keisim, bet šiuo atveju tai yra tiesiog priemonė, kur įgalina mus efektyviau veikti. Kiek laiko jau yra šitas aktyvuotas dalykas? Įstatymas tik tai priimtas. Tai šiandien? Nepasakysiu tiksliai dabar datos, bet... Tai jau nuo šio mėnesio pradeda galioti. Taip. Tai nuo spalio. Ne, šią savaitę įsigalioja. Šią savaitę. Ar kažkas jau teko aktyvuoti kokį nors? Šiuo atveju kol kas ne, kadangi tai yra tik tai įstatymas. Turi būti vis tiek suderinta visi poįstatyminiai, visos procedūros ir taip toliau. Bet teoriškai jau galėtumėm, bet vėlgi dar kol kas derinamės. O ta reakcija būtų ir į kontrabandininkų tuos meteorologinius balionus įvykdė tą patį, ar čia kalbama labiau apie dronus? Šiuo atveju nėra nustatyta konkrečiai,
tai žiūrėtume pagal situaciją, kiekviena situacija yra skirtinga, bet manau, kad galima būtų panaudoti ir tiem tikslams. O realiai tas, tarkim, neutralizavimas, tas skridusio objekto, jeigu taip laiko tarpą paėmus nuo nustatymo iki galimo neutralizavimo, koks yra, kokį jūs nusistatė, kiek tos procedūros visos galėtų trukti? Taipogi jautri informacija, bet ta prasme, kad viskas turi būti optimizuota. Ta prasme, ir daug labai faktorių įeina, ta prasme, dėl ko galėtų prailgėti ar sutrumpėti. Kaip anksti mes pamatysim, kaip galėsim atpažinti greitai, kaip sugebėsim civilius oro erdvės naudotojus pašalinti iš oro erdvės ir taip toliau. Čia labai daug faktorių galėtų būti. Bet realiai, lyginti situacijas, kurios buvo vasarą, kai skrido rusiškos gerberos, ypač tas antrasis atvejis, kuris nukrito Jonavos rajone, tas aptikimas dabar jūsų nuomonė būtų greitesnis ir jau greičiau aptiktumėt ir būtų kitokia reakcija? Dėl tinklelio tai jis nepasikeistų bet kokiu atveju. Ta prasme, pagrindinis klausimas yra aptikimas, kaip greitai ir kaip mes jį aptiktumėm, bet vėlgi tai priklauso nuo sensorių turimų ir pats laikas nuo vietos, nuo taikinio paties, ar tai mažesnis ar didesnis, vėlgi daug faktorių priklauso. Bet realiai, pagal visas, kas yra, tai klausimas vėlgi, kas yra per tą laiką padaryta, ar ta reakcija jau būtų kitokia? Ir ar tai jau būtų... Taip, būtų kitokia, kadangi kiekvieną situaciją mes analizuojam, ar sėkminga ar nesėkminga ir iš to mokomės. Dėl to manau, kad kitaip būtų reaguojama ir tikėtina efektyviau. Bet vėlgi čia priklauso nuo situacijos. Bet tai kvadratukai, kaip supratau, tarkim, įskrenda 23, jis aktyvuojamas, o tarkim, kiti tada gali būtent civiliniai pastraukti kitus, o ne kiti, tam jis ir skirda. Taip. Tai vėlgi, ta prasme, čia ne tik tai mūsų poreikiams, bet ir civilių oro erdvės naudotojų saugumui. Ta prasme, kad mes užtikrinam, kad toj zonoje nebus civilių, kad jiem būtų saugu ir tiesiog tada galim naudoti karinę jėgą. O tai lainerių pilotai jau žino mūsų tas zonas, kaip jie čia? Čia vėlgi ne man klausimas tikriausiai, bet turėtų. Ar kažkas keisis paprastiems žmonėms, kurie turi galbūt reklaminius kažkokius dronus, ar ne? Dėl tinklelio, ta prasme, žiūrint, kokie yra dronai ir taip toliau, ta prasme, kad iš dalies keisis tikriausiai, bet vėlgi tai turėtų būti procedūros nustatytos. O kažkas naujo yra su oro uostų apsauga, kad ten irgi tie dronai nesutrukdytų tų skrydžių ir jų veiklos? Šiuo atveju taip pat ne mano klausimas. Ačiū pulkininkui, leitenantui Pavlui Cicėnui, tada susisiekimo ministras kviečiu atsakyti visus klausimus. Tai ministrė irgi paaiškinkite, kas dabar, kuo tai bus greičiau ir geriau būtent tas stiklelis, negu buvo anksčiau. Tai trumpai. Čia svarbu atskirti, kad mes Lietuvoje nėra karo padėties, yra taikos metas. Taip. Ir kariuomenė iki šio laiko turėjo ribotas galimybės reaguoti. Dabar yra sudarytos, nuo šios savaitės yra sudarytos galimybės kariuomeniai reaguoti. Ir tas tinklelis pats, jis yra neaktyvus. Jis aktyvuojamas, kai yra reikalinga aktyvuoti. Tai yra dėl to ir yra tinklelis, kad ne visos teritorijos, bet tam tikrais gabaliukais, kur reikia, kariuomenė informuoja oro navigacija užtikrina, kad toj zonoj nebūtų civilių orlaivių ar dronų, kurie nėra, kurių nereikia sunaikinti ar kitų būdų ant žemės nusodinti. Ir tada jau kariuomenė gali saugiai toj teritorijos daly veikti. Čia yra esminis dalykas. Nes šiai dienai buvo tik tai draudžiamosios zonos, tam tikrose vietose virš kritinės infrastruktūros. Tai mes negalim visos Lietuvos padaryti draudžiamąją zoną taikos metu. Lygiai pat reikėjo spręsti klausimą ir kaip užtikrinti tą oro erdvės apsaugą, mūsų žmonių apsaugą esančių ir ant žemės. Tai ir bendradarbiaujant su kariuomenė intensyviai ir buvo sukurtas tas mechanizmas.
Ir būtent šią savaitę pasirašiau įsakymą, kurio sukurtas tinklelis, jis yra neaktyvus, kai reikės atitinkamas dalis tinklelio aktyvuos. O ką tai keičia civilinėje aviacijai pilotams, jie privalės atsakiklius dabar turėti? Taip supratau, žiūrėkit, oro navigacija, supratau, galės sukontroliuoti tos keleivinius orlaivius ir ten krovininius, bet kas su tais, kurie mažesni ir kurie... Yra duotas, taip, geras klausimas, yra duotas terminas iki kitų metų gegužės mėnesio turėti autoatsakiklius ir radio ryšį. Ir terminas duotas dėl to, kad turi įsidiegti savo lengvuosius orlaivius. Tai čia jau yra pačių pilotų, tų orlaivių savininkų ir pilotų atsakomybė, nes mes visi esam atsakingi ir kiekvienas už saugumą ir už valstybę. Ir tokiu būdu prisidedam prie bendro nacionalinio saugumo. Tai dabar iki gegužės, jeigu jie neįsidės, tai neduok dieve. Bus po mėnesio, tarkim. Ar kad rytoj. Tai dabar iki gegužės turi įsidiegti. Tai sulaukim gegužės. Kai kurie turi, kai kurie neturi, turės iki gegužės įsidiegti. Bet realiai, jeigu tas tinklelio tam tikra dalis bus aktyvuota rytoj, tai tarkim, tie, kurie neturi, tai jie neturės informacijos tos ir kaip tada jų toliau skraidys? Tai vat, geras irgi klausimas. Tai čia yra žingsnis po žingsnio eidama prie saugios mūsų oro erdvės, kad galėtume ją užtikrinti saugiai. Kaip atsimenat, prieš porą savaičių kalbėjau su jum dėl oro uosto uždarimo, kaip sakiau, kad ir įstatymas priimamas ir atitinkamai poįstatyminiai aktai keičiami. Tai lygiai taip pat ir visas algoritmas yra dabar dėliojamas. Mano žiniom ir dabar iš karinio oro pajėgų yra atstovas oro navigacijoje, jie dėlioja visą algoritmą, tai yra nenutrūkstamas kasdienis darbas. Tai vis dėlto, tie, kurie neturės radio ryšio, tuom, tarkim, rytoj, kaip tada tokia situacija, kokia reakcija? Tai vat ir pasikartosiu, kad dabar yra dėliojamas visas algoritmas. Tai kariuomenės karinio oro pajėgų atstovas, oro navigacijos atstovais dabar ir bendrauja, kaip atitinkamai reaguoti į atitinkamą veiksmą, kaip sudėlioti visą tą algoritmą. Tai čia yra atitinkamos specifikacijos, atitinkami techniniai aspektai, kur jau perspektyvą irgi pristatysiu. O čia kažkaip liečia tada tos irgi klausimus komercinius dronus, kurie čia gali praskraidyti prie oro uostų ir panašiai. Čia visus liečia. Tai ką reiškia, jeigu pamato prie oro uosto vėl kažkokius dronus, aktyvuojame ten, kur Vilnius yra tą? Čia jau kariuomenė nusprendžia, ar reikia aktyvuoti tą tinklelį ar nereikia. Ne oro navigacija, o kariuomenė nusprendžia, ar reikia aktyvuoti ar nereikia. Šiaip kažkas oro uosto apsauga keičiasi, gerėja. Kiekvieną dieną dirbame, kad ir jinai gerėja. Taip. Kaip? Tai yra nuoseklus darbas ir informacija irgi yra jautri, ne visą galima pateikti, kaip tik tai bus tas labiau apčiuopiamas rezultatas, kurią informaciją galėsim pateikti, iš karto jūs informuosim. Kaip ir prieš 2 savaitės minėjau, kad nuolatinę informaciją teiksim apie tai, kokį darom proveržį užtikrinant oro saugumą virš Lietuvos. Dar grįžtant prie to įsigaliojimo, tai kaip suprantu, realiai pilnai tas tinklelis įsigalios tik nuo gegužės, kai visi orlaiviai galės turėti... Ne, jis jau galioja šią savaitę, nuo šios savaitės. Jo, galioja, bet Taip. realiai taikyti, jeigu ne visi orlaiviai turi autoatsakiklius. Galima taikyti, bet kaip bus algoritmas ir kaip bus reaguojama į tam tikrus kitus orlaivius, tai va dabar ir dėlioja tą visą algoritmą ir veiksmus kariuomenės oro navigacija. Ir nepaskubėta, jeigu dar tas... Ne, nepaskubėta. Kodėl ne? Todėl, kad yra svarbu užtikrinti mūsų saugumą. Tai gal jeigu numušim vieną kitą civilinį? Kariuomenė veikia taip, kad būtų saugu. Jei dar galima kitą temą, vakar vyriausybėje patvirtintas biudžetas ir dabar vyksta nemažai diskusijų dėl krašto apsaugos ministerijos asignavimų. Tai aš norėjau paklausti, ar kažkiek jau žinote, gal nors derėtės, gal su krašto apsaugos ministerija dėl nors projektų, kurie strategiškai svarbus infrastruktūriniai, kada minėję tam kelių ar tiltų, kažkokių gal jau turite? Krašto apsaugos biudžetas yra krašto apsaugos, susisiekimo ministerijos biudžetas yra susisiekimo ministerijos. O iš krašto apsaugos ministerijos biudžeto kažkas galėtų keliams būti skirtų? Mes turim savo biudžetą. Mums patvirtintas yra mūsų biudžetas. Biudžeto projektas, kuris bus pateiktas Seimui.
Tai iš krašto apsaugos. Aš jau atsakiau, mūsų yra patvirtintas biudžetas, kuris bus pateiktas Seimo krašto apsaugos biudžetas yra krašto apsaugos biudžetas.